Ko mes laukiam? Keltų į Kylį. Taip? Taip, prasideda mūsų 10 dienų kelio liežuvis panas nuo streso. Odisėja. Nuo Odisėjos panas. Jo, Klaipėdos terminalas, DFDS. Čia kažkada grįšim po kažkiek dienų iš Kirshamno, iš Švedijos. Dabar į Vokietiją, po to į Švediją. Laukiam? Ko laukiam? Ten? Nu ką, išplaukinėsim? Jau išplaukim? Paliekam Klaipėdą. Kokios nuotaikos? Taip, taip. Ne, tai bus greičiau. Ką pradedam, ne, savo oficialiai kelionę. Nu, jau, pradedam. Gaila, kad nepaimtas yra mikrofonas, jau išsilytas garsas fotoaparatė. Kokios nuotaikos? Ką? Liuks? Nu taip puikiai. Čia Lietuvėlė, ne? Bai Lietuva. Fainulis to, fainulis. Ką, išvažiuojame, ne? Dabar esame kažkur šalia Rostoko ir Danijos abu. Nežinau, matos, nesimato, nelabai kažkas matos. Kylis. Nuo Kylio 30 km. Toj vietoj štol kažkoks štrandė. Bandysim nakvoti nelegaliai štol štrandė pliaže. Jo, pabandysim. Turėjom pirmą pažintį su vokiečiu, dar kurį sutikom Klaipėdos uoste. Ja, kuris susiluošinęs. Jo, žmogus važiavo iš Bredmeno į, kaip sakė, per Lietuvą, Latviją, į Talinas, Helsinkis. Kažkur Suomijai nutiko bėda, avarija, griuvas, motociklus susilaužė raktikaulį. Ir vis tiek savo eigą sugebėjo grįžti, apdaužytas visas motociklo apdaužyto iki Klaipėdos, iki dabar plaukė į Kylį, kur sakė, ten jį pasiims. Giminėse nusiveš į Bremeną. Tai va, pasakė taip apie stovyklavimą Vokietijoje, sakė strictly forbidden while camping. Tai vienu žodžiu griežtai draudžiama. Pajūriuose, ten kaip mes šnekėjome miškuose, bet sakė, visada galima parašyti ūkininkų vietinių, kurie mielai, sako, priims pasistatyti palapinę, leis jokių problemų, sakė. Kas liečia policiją, sakau, kaip ten, nes kadangi toks keliautojas, ne, keliaujantas ten po visur. Sakė taip, policija turi ir taip ką veikti, nei gaudė turistus. Tai va, tai jeigu ten nekuriant laužo, nešiukšinant, tyliai, ramiai būnant, tai problemų neturėtų kilti netgi prie pliažo bėgant. Tai va, pasiaiškinsim. Pavadysim, pamatysim. Tai va, tokie reikalai. Teks susipakuoti žinai. Jo, ir dabar ką daugiau prognozavo mums orą prastą. Labai prastą orą, lietų žadėjo, dangus yra toks, nežinau, ar čia matos per šitą kamerą, bet paniukęs biškį. Ten, kur dabar atsukta kamera į Rostoką. Matom, o kitoj pusėje, tai mes matom, jeigu čia matysis,
daug vėjo jėgainių, ten Danija. Ir į tą salą mes 4 dienoj turėtumėm atsikelti. Ir tas jėgainės mes matysim iš kitos pusės, važiuodami. Tai štai. Bet ten irgi kiek daug vienas savo. Daug, parkas didžiulis. Mūsų dvirtas kažkur ten kelto gale prie vartų. Tikėkime, ten neįsivartė, neįsidaužė. Tai vat. Nuotaikos. Kaip nuotaikos? Normalios. Nuotaikos normalios mūsų. Mūsų nuotaikos normalios. Nesuvokiam, kur dar čia įsivėliam. Dar nesuvokiam, kur Tuoj suvoksime jau. Na, rytoj gal dar nesuvoksim, poryt turbūt suvoksim. Kai pamatysim, kad dar 1000 kilometrų važiuoja. Tai va, pradžiai tieka, ne? Pirmas vlogas. Šiandien Kylis, 30 km laukinis pliažas, prie jūros nakvynė. Po to rytą kylam ir pučiam dar 8-9 km iki sekančios jau pusiau legalios nakvynės vietos. Padarysim apžvalgą. Taip. Nuotaikos geras. Ai, labai. Super. Gerai, tai va. Kažkas užsimiršo sėdėti kamerą. Ne kamerą, Garmin. Kažkas neužmiršo. Įsijungi tą mano Garmin. Labai jungi. Mes dabar esame išvažiavę iš Kylio uosto. Įsijungi. Truputį Kyli lyja, bet nieko šilto. Keliai fantastiški kaip Vokietijai, biškai yra remontų, bet iš esmės super. Kylio vaizdas. Centras. Tamsta pikta, tik išlipus iš laivo. Stovim prie raudonų. Viena žodžio važiuojam. Įsisterikuoju. A, ne? Važiuojam ir patinkas dar ne. Kaip ponė dviratininkė laikos? Pašoko per Kylio centrą. Šokas buvo dėl eismo, kaip sakėt? Nebuvo. Ne? Nesvarbu, kad ten per mašinas važiuodai? Ne, ne per mašinas. Ne per mašinas, tarp. Čia kažkoks tai karinis laivas, to jau galimai. Išplaukia į Latviją. Biškai parudėjęs, bet jis didelis. Ate, broliai Latvijai, braliukai. Girdi? Ką, operatorius Kipsas? Pas tave? Oi, bėgam gal galim. Išpažinėjom iš Kylio. Krantinė promenada.
Taip dviratininkam padaryti keliukai. Yra gatvė, yra juosta. Sau ramiai važiuoji. Nieks ant tavęs nelipa. Žiauriai patogu, kelias kaip stiklas, jokių duobių. Žiauriai fainiai. Das ist Deutschland. O taip, mokintis lietuvių dar reikėtų. Gražus namukai. Čia faina vieta. Sėdam. Ten irgi su rožėm. Einam prie rožių. Svaliukas su rožėm. O čia va. Aš per tas rožės jaučiu padangį juobinu tada. Tai va, pirmas dienos nuotykis. Kažkokį šlamštą į padangį įsidūriau, bet dabar bandau pagauti, kur čia buvo. Netgi prapjovė. Įpjovė net protektorių biškį. Dabar nesimatys. Gal sutraukė. Nu ką, Vokietijos laiko turim po 9 lietų. Po 9-4. Ok, tai bėda. Išvažiavom iš Kylio. Nuvažiavom ten, kur žara. į tą visą aplinkui, per Kylį, per tos priemiesčius Kylio čia. Per promenadą ten buvo užgriuvęs šlaitas, neuždarytas kelias, turėjom lanką. Iš 30 km nežinai, kiek pasidarė, čia manikė netolgai. Čia Kylio pakraštys dabar. Belenkoks geras liežuviukas, takas. Ten Kylio uostas, visas Kylis liko už nugaros. Čia tokį prie Švyturio varom liežuviuką. Saulė jau netoli horizonto. Tai Lietuvoj nusileidus bus, nes šią valandą biškį anksčiau mes turim. Tai jo Lietuvos laiko jau kažkai yra 10:30. Jo, čia 9:30. Valandą turim iki tamsos. Oras pasitaisė, ten vėjas, kerne toksai silpnas. Vaizdai čia kokie čia. Tos dabar saulės, tas kritimas šviesos. Kamerai čia taip neatrodo, kaip dabar čia atrodo. Wow. Kas čia per būdelės? Belenkai. Sėlinam. Sėlinam. O, čia toks takas gerumo. Toks takas gerumo. Kaip gražu, kaip fainiai čia. O čia tai jo, suprantu taką. Grožis geras ir vaibas geras. Žmonės sutinki, šypsos, sveikinas. Su šypsenikė, su kiekvienu beveik prasilenkiam su šypsenikė čia. O taip, Vokietijoje. Įspūdžiai tai puikus pirmos dienos. Ten atkeliavom šiandien. Lietuvėlė ten pasiliko. Lekiam link Švyturio. Koks vaizdas gražus. Besileidžiančią saulės spinduliuose. Tokia fancy ponia važiuoja. Eik, tu fancy. Aš noriu sustoti ir nufotkint dabar. Ką? Kai aš vyktas.
Paukščiukai čiulba, švituriukas, kažkoks šis su radaru. Sukas. Saulutė leidžia, oras geras, uodų nerasta kol kas. Čia vau, kaip čia bus gerai jaučiu, jeigu viskas pavyks. Jeigu mūsų planas pavyks, tai bus čia vau. Makivinikė. Šaltinis, čia ženklas toks šalut. Vakarėlio gražumėlis čia. Čia galenkai, rožės auga, kvepia. Ir dumbliai kartais smirda ir kvepia. Galima pačilinti čia. Šunis kažkaip loja. Bet nieko čia nėra. Supranti, ten į aną pusę nieko nėra. Iš viso ten ūkis kažkoks, bet niekas ten neteis, nebent taip važiuojantis kaip turistai. O iš tos pusės irgi tas kelias ir toks biški lievokas toks. Nemanau, kad čia kas išvyto. Kaip tu galvoji? Kaip manote? Ten, kur tas yra? Tada vakarėje jau yra gerokai aptemę. Dviratukai sustojo. Jau viskas, ruošim čia palapinę. Apsirinkom biškį šiukšlių. Kažkas nuėjo pasimaudyti. Bandysim įsikurti. Vokietijos laiko 10, Lietuvoje 11. Tai va, jau čia temsta irgi. Žiūrėsim. Žiūrėsim, kaip tas daiktas veikia su vadais, nes vadų čia yra. Visiškai beveik sutemo. Saulutė leidžias turim. Šis į kišenį, dar į pagalį. Tai drabužis. Kelnesas. Va, tada, nežinau, kažkas matos ar ne. Įsikūrėm prie Baltijos jūros. Iš Kylio. Pležė. Pirma nakvynė. Tamsu jau. Gal niekas neišvysta, ne? Tikėkime. Ruošiam, eisim kažką pavalgyti gal. Tadam. Ne. Dar mes nemiegam. Vokietijos laiko yra be 21. Lietuvos laiko būtų... Ai, nenusišneku, čia man planšetas nepersirgėtas. Kiek mes turim 11:30. Jo, turim 11:30, užsikūrę čia esam palapiniai. Viskas gerai. Tai užsikūrė? Įsikūrė. Tai va, biškai apžvelgsim, ką mes šiandien gero pirmą dieną plaukę į Kylį nuveikėm. Tai va, buvo taip, atplaukėm iš DVDS terminalo per miestą, va, štai per patį Kylį pravažiavom, per centrą. Šiaip gražu, faina buvo, pirmas įspūdis buvo, pirmas susidūrimas su civilizuotais dviračių takais, kas buvo žiauriai fainiai važiuoti per miestą. Štai, toliau mes čia turėjom problemų su šituo atvieto tiltu. Čia irgi gražiai vieta, taip įspūdinga aukštas tiltas. Nusukom, kaip čia rodoma, ant plano, atseit išvažiuoti taip reikia, bet nieko panašaus. Ten pačioj buvo skeiterių aikštelė ir viskas, toliau laiptai žemyn. Teko grįžti kalną, čia geras kalnas, tai vietoj yra pakilti, nusileidai, paskui turi grįžti. Ir tada varėm palei šitą visą planą pro oro uostą, Kylio. Viskas buvo gerai. Kur mes susiruojam, sporto varžybos buvo mum ant maršruto. Mes turėjom jo šito vietoj, ties promenadą, man atrodo. Jo. Kažkur ties promenada, jo, apie tą vietą. Ne, čia biškai meluoju. Sportas prieš tiltą buvo. Ne, ar už tiltą, dabar nebespas. Prieš tiltą. Ai, va, štai atsiminiu. Šitas ruožas. Užsirovėm, čia turėjom ramiai pravažiuoti, čia kažkokios bėgimo varžybos buvo ir visas uždaryta čia. Šitą gatvę uždaryta, čia visur policija, čia bandėm prasimaklinti, visai prasistūmėm paskui tarp žmonių. Tą dviratį į kelią grįžom, kaip priklausė jau paskui. O, čia buvo šposų.
Paskui viskas būtų buvę gerai, jeigu ne vėl nuotykiai. Čia, kur ta yra visas, jo, šitas vieta. Čia turėjom pravažiuoti pro mišką gražių takų tokių dviračių, bet Radom dėl tvorą. šlaito griūties ten kažkokios užvirtė takas toj vietoj nepravažiuojamas, užtvertas. Ir mums teko grįžti šito keliuku per aplinkui, pakeičiant trasos maršrutą. Kol mes įsijungėme į tą maršrutą, gavos apie šitą vietą. Čia įsukom jau. Tai va, prasilgino tas mūsų 30 km iš pirmos dienos vakarinės iki 34 km. Toliau viskas buvo fainai, gerai. Čia va čilinam dabar šitoj vietoj plėžiukę. Nelegaliai. Gal neišvysiu, gal jau nebeišvysiu. Tai štai. O rytoj planas 88 km, jeigu vėl nebus fokusų. Tai važiuosim nuo to pačio plėžiuko, jūros pakrantę, pro Ekenforde miestelis, čia paskui tą įlanką važiuojam. Ir viršai. Ir čia tokį turim šalia koks čia miestelis. Vatskenbralin kažkoks. Vokiškai sunku ištart. Tai va, toj vietoj toks yra kaip ir kempingas. Jis yra nemokamas pievoj tokioj šalia jūros. Tai antras naktis irgi bus tokia nemokama. Bet jau čia legaliai. Tai štai antros dienos toks mūsų yra planas. Ką mes galim pasakyti? Nepavargom. Nepavargom. Čia šiandien buvo iš viso easy. 34 km iš po keltų, biškai prasimankštinom, nes ten tik valgėm ir mėguojam keltą parą laiko. Tai va, bandysim, kaip sakant, ilsėtis, ane? Kaip ten visi daro. Labana.